ir dar vienas pavardė, Vaidila Valiūnas, literatūros vakare, kalba apie Lietuvą, disidentus ir poeto misiją. Šiuos žodžius skiriu Sadūraitai, Lukauskaitai, Jakubynui, Venclovai ir kitiems žmonėms. Einu per Lietuvą, kalbinu žemę ir žmogų ir kalbinu upę nesenkančio skausmo žaudų. Atplaukia štai gėdulo gaubtais procesija, slepiasi saulė po žemdirbios stogų, iš juodo vidudienio skliaudo palinkusią žemėn vaivorykštės juostą rendu. Ką laidojat žmonės, aš ilgą procesiją klausiu. Kur veda jūs žmonės, seniai praeities pranašai? Gyvena pravykus tauta, kaip vieninga šventovė apsaugo aukščiausias spalvom, devintarsiam pražįsta Maironio giesmės stebuklingi lašai. Mes laidojam mirtį, viltį mes gyvenam, o saulė per vėjų slenkstį atkaupdama kelias ir būdama svietą linksmu Donelaičio žodžiu. Per Lietuvą veda drąsių disidentų pavasarį šaukiantis kelias ir rasose Putino, Mortuvos, Voko, Pygos, Lango gundųjį balsą girdžiu. Procesijos priekį pridegančios žvakės aš pridedu nuodą pirštą, rašysiu krauju ir ugnim ir uždūmsta laidotuvių žvakės liepsna mano gyslose verdančio kraujo ugnį prabyla dangus. Poetai nesensta, poetai nemiršta, poetai iš Dievo malonės amžiais gyvi ir jauni.